Sveiki visi Yamaha fanai. Aš šiandien turiu tokį modeliuką Yamaha MT-09. Galima sakyti, naujausias modelis, kuris eina nuo 24 metų. Su to transformerio priekiu, žodžiu. Atrodo viskas labai neblogai. Daiktas apynaujis, galima sakyti. Savininkas susidėjo tiesų išmetimą pilną dominatoriaus, kaip matau. Tai koks reikalas čia su juo? Yra problema. Nuo 24 metų pagriežtino reikalavimus. Ten CO, visi tie reikalai tenais, meškų ir panašiai. Buvo Euro 5 nuo 18 galo iki 24 ten kažkurio mėnesio. Ir jau modeliai, kurie išėjo nuo 24, jau yra ne Euro 5, Euro 5+. Čia kalbu apie Yamaha būtent ir Kawasaki. Ne pas visus dar modelius ten tą dalyką įdegė, kiek žinau. Galiu klyst, bet pas kai kurios Yamahas jau, praktiškai visus jau yra. Tai ką reiškia tas Euro 5+? Tai reiškia, kad jie dadėjo antrą zondą. Vienas zondas kaip ir buvo yra prieš katalizatorių, kurio čia jau kaip ir nėra. Čia tiesiog toksai duslintuvas, kaip čia pasakyta, priglušinimas garso, galbūt papildomas dominatoriaus. Buvo vienas zondas, dabar yra 2 zondai. Tai 10 kartą nesikartosiu, kokia yra šito zondo paskirtis. Labai trumpai. Jo paskirtis yra atiminėti kurą, liesinti mišinį, kad kiltų temperatūra išmetime kuo greičiau, kad pradėtų efektyviai dirbti katalizatorius. Daugiau jisai nieko nedaro, jisai nereguliuoja aukštyn žemyn ten pagal važiavimo režimą jūsų ir panašiai. Jisai tik atima kurą ir dirba tik tai žemos gazo pasukimo zonos ribose. Tai yra mažas gazo pasukimas, kruizinimas, laisvos apsukos ir taip toliau. Jeigu jūs atsukote ten pilną gazą ar važiuojate ant didesnės apkrovos, zondas nedaro jokios įtakos ir taip toliau. Ta prasme, jis nieko nedaro. Tik tai žemo zona, kas liečia ekologiją ir visą kitą reikalą. Tai šitas zondas technikiniai dabar matuoja pas mus CO, jisai reikalingas. Kas dedat sportinį išmetimą, visada pasilikit originalą su katalizatorium. Jeigu mocai iš apynaujų, tenka aukoti tą žemą zoną, dėl to moco labai tokio tolygaus ir švelnaus darbo ant žemų pasukimų tenka aukoti, kad praeitume technikinę. Arba reikia 2 kartus programuoti. Vieną kartą suprogramuojam be zondo, jūs važinėjate ir kas 2 metus programuojatės atgal, įjungiam zondą atgal, dedat su katalizatoriu, praeinat ir procedūrą vėl reikia kartoti išjungimo. Tai dabar pirmą zondą palieku. Su juo kaip ir viskas aišku tenais. Aišku yra kas, susitarė, žodžiu, praeina ir be zondų, ir ten su CO, ir taip toliau. Čia yra kita tema, kaip ir visuose pasaulio šalyse, žodžiu. Su antru zondu kokia situacija yra? Jo paskirtis yra ne tokia kaip pirmo. Jis taip pat nieko nereguliuoja, jis tik matuoja. Jo paskirtis yra tikrinti, koks yra katalizatoriaus efektyvumas, kaip jisai efektyviai išvalė. Tai, ką padirbo pirmas zondas atiminėdamas kurą, užkaitino kataliką. Čia visame šitam bandūrui originalioj, kur būna viskas ten prasivalė. Išėjo toliau, šitas zondas pamatė, jeigu viskas išėjo taip, kaip turi būti gamykliškai, jokios klaidos, nieko nemeta, viskas gerai. Tai toks dalykas ten ir pas mašinas yra, ir žodžiu, dar pas kai kurios modelius motociklų jau iš seniau. Bet pas japonus jis čia toks tik dabar atsirado reikalas, tai dabar visi, kas tokį mocą turit su 2 zondais, užsideda tiesų išmetimą be katalizatoriaus, jums iš karto uždega check engine klaidą. Ir jos, kaip pasakyti, pašalinti visam laiku neduoda. Tai kas ir yra šiuo atveju. Užsidėjo tiesų išmetimą ir išmetė check engine klaidą. Spidometras atnaujintas, kaip matot. Didelė planšetė, gražus, ryškus. Pagerino Yamaha reikalą. Aišku, pas MT-09
Bet man atrodo tik pas SP modelius galima. Jau yra beraktis užvedimas. Keilės funkcija nėra paprasto rakto. Tai tokį bumbulą ten sukinėja, žodžiu. Tai išmeta čeką ir neduoda jums režimų galios perjunginėti. Tai vat, prie kurio režimo jums išmetė čeką, tas jis ir lieka fiksuotas. Galit bandyti keisti, neduos. Tai yra, kolchoziniu būdu ten galima, kaip pasakyti, padaryti, kas nenori taisyti, kam dzin važinėti ten su čeku ir panašiai. Tai nesudaręs galima nutrinti klaidas paprasčiausiai, perjungi režimą, į kokį jums reikia, ir automatiškai tas čekas jisai vėl išlys. Bet jeigu jau bus kitas režimas, jisai užfiksuos tą kitą režimą. Pas šitą nežinau, nebandžiau, bet pas kitas Yamahas, kurias sudaręs, tai būtent taip yra. Ir viskas, jisai užfiksuoja tą režimą. Ir viso, čekas užsidegė, aišku, ten su klaida ir taip toliau važinėt. Dėl quickshifterio nežinau, ar veikia ar neveikia, kai dega čekas, čia irgi galima bus patikrinti. Tai vat, toks niuansas. Geriau sutvarkyti taip, kaip priklauso, žodžiu. Tai vat, kas liečia dabar dėl tų antrų zondų, kaip pasakyti, tų klaidų šalinimo ir panašiai, kad mocas dirbtų tvarkingai. Tai sprendimus, kaip pasakyti, pas mane galit rasti, jeigu kažkam tokia situacija ištiko ir panašiai. Gerai, nekarksėk ten. Nesutinka ten su mano nuomonė. 3 varnas prie durų, žodžiu, sėdi rėkauja. Tai vat, sprendimai yra. Galima padaryti, pašalinti klaidas, sureguliuotai, vat ką darysim. Ne tik tai bandysim tą klaidą pašalinti, kad viskas dirbtų tvarkingai, be čeko turiu omeny, bet ir sureguliuoti pagal išmetimą. Tai kas liečia šitą motociklą, jisai yra apribotas, žemi ir maksimali galia. Tai pilnos galios jūs negaunat, pasino tam tikrų apsukų. Kompiuteris pradeda tą galingumą riboti. Seniau būdavo tik tai pas amerikonus toks variantas. O dabar jau yra pas ir pats naujausius modelius pririboja gamintojas biški, žodžiu, tą visą reikalą. Tai nuimsim tos ribotuvus pilnai, kad turėtų potencialą. Kas liečia patį galios perdavimą, čia kaip ir elektroninės ten sklendė, drive-by-wire ir panašiai, tai gamintojas yra padaręs ten. Nežinau, kodėl jis taip padaręs, nelogiškai. Nori imituoti motociklo galingumą didesnį, negu jisai turėtų būti realiai, ne? Nežinau, kam to reikia realiai. Ne vienas žmogus jau kreipėsi dėl to dalyko, kad mocas yra per agresyvus, ta prasme. Toks visas tampos, jisai jums duoda galios daugiau, negu jums reikia tam tikrom sąlygom. Kaip pavyzdys, čia ne konkrečiu atveju, bet aplamai duosiu pavyzdį. Jūs norit gauti 30% galios iš motociklo, atsukat ten rankeną iki tam tikros padėties, kur jūs, tarkim, turėtumėt gauti 30% galios. Bet kompiuteris užprogramuotas yra kitaip ir jisai jums duoda, tarkim, nežinau, ten 60% galios, ar ten 50 ar kažkiek. Tiek jums nereikia, tarkim, prie kai kurių sąlygų jūs galit net ir, kaip pasakyti, moto įvykį apturėti, užsimest, paslysti ir panašiai. Tai šitą dalyką taip pat išspręsim, padarysim taip, kad motociklas turėtų labai tolygų galios perdavimą, tada ir tiek, kiek jums jo reikia, kiek jūs jo norit. Ne tiek, kiek jums ten užduoda kompiuteris iš lempos, kaip pasakyti. Tai tas dalykas man nelabai logiškas, pas kitas Yamahas. Kai kurios modelius irgi tas pats variantas yra R1, pavyzdžiui, Big Bangas senas. Ten tas galios perdavimas žiauriai iškreiptas yra. Ir nežinau, kaip galima su juo realiai būtų tolygiai važiuoti, važinėti ir panašiai. Čia apie lenktynės nekalbam apie šitą modelį, bet tarkim apie lenktyninius motociklus, kai kurios irgi taip pat yra iš gamyklos suprogramuota. Tai ten kiti niuansai, žodžiu. Tai vat ką darysim? Tvarkysim tą klaidą, reguliuosim pagal išmetimą pilnai, visi ribotuvai nuimti bus, ventiliatoriaus temperatūrą šiek tiek pažemint reikia irgi, nes jisai čia gana karštai dirba. Manau, diesel cut funkciją irgi įjungsim
jeigu tokia opcija bus dieselka, tai yra sušvelninta gazo perjungime. Nebūtų taip, kaip pasakyti, jūs mažai judinat gazą ir tas mocas jisai, taip kaip pasakyti, pirminas gal jūs tampo. Irgi labai prie mažų greičio ar kažkur mieste, nu, nėra malonu važiuoti. Nu ir dar ten žiūrėsim, kokiu ten opcijų turim, tai tą ir padarysim, žodžiu. Tai vat. Reguliuosim ant vieno režimo, tai kūro sistema ir visi kiti parametrai yra unifikuotas reikalas, jisai visiems režimom veikia. Bet pagrindinį galios reikalą ir visą tą dalyką reguliuosiu ant vieno režimo, ant pačio galingiausio. Čia tai matau pagal žodžius, seniau būdavo pas Yamaha, žodžiu, ten ar Modi, ar Power 1, 2, 3, 4, dabar jau rašo žodžiais, tai reikės pasiaiškinti, kuris ten yra kuris, kad padaryt ant stipriausio režimo, kuris yra. Tai vat, žiūrėsim, ką čia turim, pasirašinėsim, matuosim ir rezultatus matysim. Tai vat, kol kas tiek. Nu va, pradėsim matavimus. Dar kokį niuansą radau. Dominatoriaus išmetimas, turbūt ir kiti gamintojai, kurie taip darys. Tai abiems zondam yra palikta vieta. O čia yra originalus tas antras zondas. Jis su tokiu perichodu ten matyt atsisuka dar atskirai. Tas perichodas įsisuka ten. Realiai čia yra narrow band tas zondas vadinamas, čia yra wide band zondas, su kurio pagalba yra matuojamas kuro mišinys ir atliekamos korekcijos, tai sriegis tinka šitam reikalui, bet jisai yra per trumpas ir ten yra, nu, žodžiu, nepalikta vietos, ar jie čia nepaskaičiavo, ar dar kažkas, ir šitoj vietoj pasijungti matavimams nepavyks. Reikės galvoti kitą variantą. Dar koks niuansas yra viduj, va čia. Nežinau, yra kažkas tokius matė ar ne, aš esu matęs ant mašinų tokius deda, kai sugenda lambda zondas. Tiksliau nesugenda lambda zondas, kai pašalina katalizatorių, tokie mažiukai šudukai įsisuka. Pasakyt, va toks perichodnikas ir viduje yra va toks va reikalas. Tai čia yra mini katalizatorius. Toks pats, kuris didelis būna čia, tai čia yra toks mini variantas. Ir matyt, dominatorius galvoja, kad šitas dalykas padės. Jisai va čia tai buvo įdėtas. Žodžiu, su tarpinė ten prispaustas ir tada įsuktas šitas zondas. Teoriškai pašalinat katalizatorių ir zondas turėtų matyti, kad viskas yra ale ok. Bet pasirodo, kad ne. Arba jie ten apsišovė kažkaip su tais parametrais, matavimais, kiek tas zondas turi matyti. Nu vis tiek mocijai yra gana nauji dar, tai manau gal rinkoje pasirodys kažkokie ten apgavikai ar dar kažkokie variantai, bet šiai dienai vat, yra taip, tai dar toks niuansėlis. Ką, darbukas baigtas, viskas sklandžiai. Jokių kažkokių netikėtumų neišlindo. Nu, galima sakyti praktiškai tas pats, kas su senesnės kartos dirbti. Yra šiokių tokių niuansų, bet nieko tokio labai, kaip pasakyti, kardinalaus. Tai va, tą zondo reikalą sutvarkiau, klaidų nebemeta. Viskas tvarkoj, galbūt dar ant kelio biškį pravažiuosiu, pažiūrėsiu dėl to, kad statiniam sąlygom, kai ant stendo važiuoja, uždega čeką, bet uždega dėl to, kad nemato besisukančio rato. Tai kad 100% būt pravažiuosiu šiek tiek. Pažiūrėti, ar ta klaida neišlys, bet aš įsitikinęs, kad jinai neišlys. Nu, bet kad būt tikram. Tai va, čia bendroj sumoj žiauriai smagus, kas mieste su tokio, tarkim, važinė ar potencialiai nori kažką įsigyti. Manau, būtų labai patogus ir labai smagus. Taip, ką ten mes darėm? Nu, kaip ir sakiau, kūrą sureguliavom, top speed limiterį nuėmiau. Galės žmogus galbūt, jeigu testavo, taip galės pabandyti 6 bėgių pratestuoti realiom sąlygom. Ventiliatoriaus temperatūra, ten ribotuvai, toliau diesel cut funkcija, apie kurią kalbėjau, kuris sušvelnina gazo perjungimą. Šitam mocui jinai būtina yra. Tai su ją įjungta, nu taip švelniai tas gazas pereina, aš
manau, savininkas turėtų įvertinti. Mieste ten žiedė kokiam ar tarp mašinų trinantis kažkur tą visą smaukimąsi pirminant gal turi sužeminti, sumažinti stipriai. Nu ir plius kitos kūro korekcijos, tai kaip ir sakiau, lambda zondą pirmąjį paliekam, antro klaidos katalizatorius, ta prasme, išprogramuotas, to dalyko nebeturėtų mesti. Toliau, kaip ir sakiau, perdariau pilnai galios perdavimą, tai manau turėtų šitą dalyką irgi realiom sąlygom įvertinti, kaip motociklas reaguoja ir priima gazą. Reguliavau be DB killerio, jeigu norės, įsidės. Turėkit omeny, jeigu sureguliuot su DB killeriu ir jeigu, tarkim, nuimti per didelį kūro kiekį, nu, ta prasme, sureguliuot be jo, įdėjus DB killerį, tas mišinys jisai pakinta. Tai visą laiką geriau motociklą yra reguliuoti be DB killerio. Po to jį įdėjus, taip tas mišinys pakis, bet jisai pakis ne į blogesnę pusę. Ta prasme, ne į lėsumo pusę. Jisai pariebins mišinį sistemui, bet ten tie pariebinimai bus, nu, kaip pasakyti, kelių procentų diapazone, kiek aš esu testavęs, dažniausiai kelių procentų diapazone. Aišku, gale prigluš ten ir visi kiti tie dalykai, bet reguliuoju be DB killerio. Skaičiai taip pat bus be DB killerio. Kitas dalykas, kas planuoja tokį išmetimą pirkti, tai pasvarstyčiau ar verta. Nežinau, ten matysis, nesimatys. Neturiu su kuo pašvies, palaukti. Tai va, žodžiu, va ten matot giliai toks birka išlindus, žodžiu. Tai čia yra to zondo korpuso pratesimas. Jie privirino ne iš išorės, kaip turėtų būti, ir tik tai zondo pati galva tenai išlindusi čiučiut. O jie iškišo jį iki vidurio praktiškai išmetimo ir tas jisai, nu, nėra siauras kokia 2,5 cm. Čia diametras kokia 5-4,5. Tai realiai jisai pusę tos angos tenai uždengia. Tai yra vienas zondas, antras zondas tenai. Tai dedant sportinį išmetimą tikslas, nu, kaip ir yra, didinti vidinį diametrą. Kad kuo daugiau dujų pašalinti, kuo daugiau oro įsirptų, daugiau kūro ten paduoti, jeigu reikia, tarkim, ne. Kad būtų efektas. Čia kažkokio pointo aš nematau štokių nesąmonių. DB killeris irgi toksai, nepasakyčiau, kad čia su juo ir be jo man ten garsas skiriasi. Kiti būna rimčiau taip užvirinta čia, bet šonai perforuoti. Tai anas daugiau tikrai glušina tenais. Šitas nepasakyčiau, kad kažką jisai glušina. Pat jeigu renkatės išmetimą, geriau, kad tokių iškištų daiktų nebūtų, kurie trikdytų išmetamųjų dujų pasišalinimą. Taip, toliau kas čia dar su juo. Daugiau kaip ir nieko, tikrai labai dabar smagiai valdosi, gazą priima ir taip toliau. Kas liečia kūro mišinį gamyklinį, būtent va su šituo išmetimu, su stoku, nežinau kaip, bet su šituo. Tai buvo per liesas kai kur buvo per riebus, bet ne taip, kad jau ten labai super į lankas kažkur. Su kitais ten senesniais nelyginsiu, čia video galite pasižiūrėti patys, kokie ten skirtumai daugmaž to kūro nukrypimo. Nu, bet aišku, ką veikti buvo, rezultatų šiek tiek yra, turbūt ir einam prie jų iš karto, to ištrauksiu. Tai va, čia vien iš mažųjų gazo tų zonų ir euro tie visi 5 plus, nu ir euro 5 reikalavimai. Tai taip, kad čia geriau matytųsi. O čia yra gamyklinis kūras. Tai galima sakyti nuo pradžios iki vidurio diapazono, kažkur jo yra per mažai. Tai va čia ta zona, kur yra kruizinimo, maži pasukimai mieste, kur jūs trinatės. Nu, žodžiu, kur jūs praleidžia žiauriai daug laiko. Tai jie va būtent tą vietą liesina, nuėma kūrą, kad, nu, ale ekologija būtų švaresnė. Mums to nereikia. Mes va taip padarom. Čia yra prieš paskutinę korekciją. Viskas yra, galima sakyti, normos ribose. Dar porą procentukų užmesiu šitai zonai ir bus viskas. Čia yra midrange'as, nu, pusė gazo, pusė galios, kaip čia taip galima pavadinti, ne? Čia jau priešingai atgaunasi. Iki pusė diapazono, nu, iki pusė, mažiau iki pusė.
tas euro reikalas irgi veikia. Toliau jau, kaip ir sakiau, jeigu jūs stipriau gazą atsukat ir aukštesnės apsukos, tai jis tada iš to closed loop vadinamo uždaro rato išeina ir jau tada dirba pagal tą užduotą gamyklinį mapą, kuris yra, kompiuteryje. Tai vat pradžioj per mažai kūro, gale per daug kūro. Dabar va taip yra. Viskas kaip styga sureguliuota. Nu ir maksimalus reikalas. Kaip ir sakiau, tas mocas biškiai apribotas buvo. Maksimali gale. Bet jau realiai tenais link piko apsukų eina, ne kiekvienas iki ten, kaip pasakyti, čia kas testuoja top speedą, kažkur ten nori va tokius dalykus, jam tas gal būtų labiau aktualu. O čia numatosi nuo 10 000. Kompiuteris pradeda riboti galę ir jinai eina, kaip pasakyti, į apačią. Tai va, po korekcijos ta gale, galim čia pažiūrėti. Tuo vietoj gamykliškai buvo 107, 106, dabar yra 119. Tai bendroj sumoj 5, 3, 2, 3 ir va šitoje vietoj toks skirtumas. Čia kam domina piko gale. Tai va prieaugiai nėra super dideli, bet šitą mocą, kad išgimdyti kažką labai reikalingos modifikacijos. Tai yra sportinis ir boksas. Po to jau mačiau rinkoje yra, man atrodo, gal net sportiniai vėlinėliai, tenais staksai, velocity, tie dalykai. Čia kas siekia maksimalios galios. Esu matęs jau po modų tenai ir tokius normalius skaičius išlaužiau tenais ir virš 130 ir panašiai. Bet čia kaip pasakyti, pas mus nelabai populiaru tokie dalykai. Biudžetas pas visus ir taip toliau. Tai vat, taip. Kūras, kaip ir sakiau, čia nebuvo tragiškas ant max galios. Per jėgų buvo, bet ne super tragiškai, kad ten pažeist variklį ar kažką tokio. Tai, kaip ir sakiau, liko prieš paskutinę korekciją. Porą vietų pakoreguoti minimaliai. Tai vat, reikalas atrodo taip. Tai kaip ir sakiau, N kartų, čia ta gale ne visada pirmoje vietoje stovi. Dažniau svarbiau yra sureguliuoti. Kurie nesupranta, kurie klausia, kiek dasidės, jie įsivaizduoja, kad ten 10, 20, 30 magė ten dasidės. Ir, žodžiu, ir jeigu nedasidės, tai tada neverta daryti. Žinokit, jeigu jūs nesat susireguliavę moco taip, kaip ir klauso, tvarkingai, jūs niekada nesuprasit, ką reiškia tie minimalūs pakeitimai. Tai ar jums svarbi ta galia, kuo didesnė ir mocas bus, kaip pasakyti, ant jo važiavimas, pasidročinimas, tas galios perdavimas netolygus, besitampantis, ten kaistantis variklis ir dar kažkas. Taip galima padaryti, aš galiu jį užagresyvinti šitą motociklą, taip kad, ta prasme, ten kils vienetais jisai ir viskas. Bet kokia iš to prasme, jeigu jisai taps nevaldomas. Tai reikia daryti tokią variantą, kad motociklas, kad jūs jį valdytumėt, o ne jis jūs valdytų. Tai aš manau, kad prioritetai yra šitie. Taip, papildomi skaičiai visą laiką yra bonusas, tai tie prieaugiai, bet bazė reguliavimo yra visiškai kita ir jūs turėtumėte tą dalyką suprasti. Turėtumėte akcentuoti kitus dalykus, ne tik tai maksimalius skaičius. Tuo labiau, jeigu kažkur darotės, prašykit, kad jums ten parodytų, pateiktų rezultatus ten ir taip toliau. Ne kaip aš sakau, vieną kartą vieną gazą ten padėti parodo ir viskas ten. Daugiau neaišku, kur ten kas daryta, ten daryta, nedaryta. Dažniausiai gazą dugną sureguliuoja, o toliau ten visiška lempa yra. Tai už tokį darbo pinigų aš ten mokėti aplamai nematau prasmės. Aišku, jeigu jums tas tinka, kad jums ten tokiu būdu ir pigiau sureguliuos, tai čia nėra kalbos, aišku, gali daryti, bet kas mylit savo techniką ir norit, kad būtų viskas idealiai, tai prašykit, domėkitės, klausinėkit ir jums, manau, bus duoti atsakymą. Jeigu jie nebus duoti arba ten eis kažkur iš šoną, tai tada jums neverta rinktis tokios vietos atlikti darbams. Čia nesvarbu, kokioje šalyje esate, ta prasme, aš bendrauju tikrai su daug žmonių
kaip pasakyti, ir lietuvių, ir nelietuvių rašo, ta prasme, jie, kitose šalyse gyvena, tarkim, ar neturi laiko atvaryti, nelaiko, ta prasme, galimybės atvežti, atvaryti, ir jie klausia kažkokių bazinių klausimų, sugaištų daug laiko, ta prasme, tai, užklasiniai veiklai, pagalboje, ne, konsultacijai kažkokiai, tai man už ją, man niekas nemoka, jeigu tas žmogus pas manį jisai netvažiuos. Bet jeigu aš, kaip pasakyti, visada stengiuosi rasti laiko, ir jeigu žmogus yra tokioj situacijai, aš tikrai patarsiu, padėsiu ir taip toliau. Tai čia nėra, ta prasme, tu kažkur ten randiesi, tai ten sėdėk toliau ir klaus ten pas vietinį, žinai. Tai jeigu žmogus normaliai kalba, bendrauja, matau, kad tikrai nesupranta, tai aš visada patarsiu ir iš savo pusės, kiek aš galėsiu. O kurie gali atvežti, tai geriau atvežkit ir tada nekils bereikalingų klausimų, turėsit rezultatus ir visa kita. Ir apie tos skaičius ten irgi, tai svarbiausia kūro mišinys yra, kaip jisai sureguliuotas, kad jūs matytumėt ne max gazą, tik tai sureguliavimą, o kitas gazo padėtis, pavyzdžiai, kaip aš rodau, ne, kaip yra kituose diapazonuose kūras sureguliuotas. Tai motociklas yra nuo 0 iki 100 ir yra 100 tų padėčių. Aišku, 100 jums niekas nerodys tenais, bet tokias, kaip pasakyti, bazinius, kad jūs bendrą vaizdą susidarytumėt, tikrai turėtumėt tokią informaciją gauti. Kaip ir turbūt viskas daugiau. Ką aš galiu pasakyti apie tą Gen 4? Smagus, aišku, čia su tom lempom, jie nežinau. Minimalistinis toksai stilius, bet kažkaip nelabai man čia. Kaip seniau Triumfai man nepatiko su tom savo iškištom lempom, taip Yamaha jinai tą pusę kažkuria. Kawasaki irgi tenai. Tokių nežinau. Aišku, čia skonio reikalas, nieko nesakysim, kitiem labai gražu, bet per daug aštrių kampų tokių padaro. Tai vieni ten sparnus pusmetrinius daro tenai, kur ten gyvenime to dalyko niekas neišnaudos tenai. Žodžiu. Nežinau, kur ten eina dizainerių tos mintis, ten sportui kažkokiam dalykam, ten gal reikia to prispaudimo ar panašiai, jeigu rimtai. O gatviai, ar kur tenais tie sparnai, tai ten nežinau. Braukyt mašinų šonus, nebent važiuojant tarp jų. Tai turbūt ką šiam kartui tiek. Tai čia šitas reikalas Euro 5 Plus turėkit omeny galioja ir kitiem Yamahom, kas turi su CP3 varikliu, tai ten traceriai visokie MT, žodžiu, tenais ir panašiai. Analogiškas vaizdas bus pas jūs, ten aišku skaičiai galimai skirsis, bet ir ta prasme nustatymai tie. Bet vaizdas bendras paveiksliukas, jisai bus principė toks kaip čia. Tai pas šitą mocą yra tenais ne 4 režimai, o 5, aš ten neurodžiau, ne, tai yra sportas, ten reinas, streetas ir 2 custom režimai, kuriuos ten galit patys ten kažką daryti, bet čia jau reikia aiškintis, nemanau, kad yra prasmė. Realiai 2 režimai yra per akis sportas, maksimali galia, ant jo galit atsijungti ten traction ir visus tos dalykus, jeigu reikia. Ir reinas, jeigu norit kažkur ten per lietų važiuoti ir panašiai. Viskas, ten tų 10-50 režimų, kam ten, kur ten reikia, tai neįsivaizduoju. Tai toks reikalas. Kas kelionėm, tarkim, tos kelioninius tracerius, tai nežinau, jeigu ten į kalnus kažkur varot, ar ten kokią bekelę, ar kur, tai tikrai pagalvokit dėl to dalyko, dėl dieselka tos funkcijos, dėl galios perdavimo, kūro sureguliavimo, tikrai žinokit, bus verta dėl to, kad kaip pasakyti, nelygiaus kelio važiuojant, jeigu tas galios perdavimas jisai netolygus, jums važiuojant per duobės, tarkim, jūs, gazą reikia išlaikyti stabiliai, ne? O jeigu jūs važiuosit tokiam sąlygom, kur jums, neišeina išlaikyti to gazo stabiliai, jūs šitai varankiną darysit. Ir kompiuteris kiekvieną kartą įjunginės purkštukus pilnai. Ir tas mocas jisai gaus toks visas jojantis. Tai nemanau, kad tai būtų fainai. Tai turbūt tiek žinių šiam kartui. Prasuksiu dar čia kartelį, paklausysit, kaip jisai čia skamba ir bus tiek šiam kartui. Tai viskas, paka visiems. Prapučiau biškį kokį 20 km, ką galiu pasakyti. Šilkinis motociklas dabar. Tai ta funkcija diesel cut ir galios to perdarimas.
Nežinau. Retai tokį mocą sutinki, kad taip švelniai į gazą reaguotų. Jokio tampimosi, nesvarbu kokia pavara. Per duobės čia pas mane prie garažų duobių tokių yra. Ta rankena nevalingai vis tiek sukinėjai. Eina kaip per sviestą, tai aš manau turėtų būti labai savininkas patenkintas, kaip jisai važiuoja. Tai vat, kas turi tokį aparačiuką, rekomenduoju pasidaryti visą šitą reikalą.